Labas rytas. Hai. Dabar yra po 5:45, turbūt anksčiausias rytas, nes šiandien yra 24 mūsų žygio diena ir tai yra paskutinė mūsų diena ir mes norime kuo greičiau praeiti savo 1000 kilometrų ir baigti šitą žygį. Taip. Dėl to atsikėlėme anksti ir jau esame susikrovę ir jau išjudėsime. Ir šiaip labai karšta, tai geriau pradėti anksčiau šiandien, nes vakar buvo labai karšta. Labai. Tai va, liko 33 km ir 700 metrų ir mūsų išsvajotasis 1000-tukas bus pasiektas. Tai mūsų praktiškai mėnesio tikslas bus įgyvendintas. Sunku patikėti, bet kažkaip būsim. Atrodo, eisim ir rytoj, ir poryt dar, matyt, jau yra monotonija tokia tapusi. Monotonija, atrodo, reikės daryti taip toliau, bet nei viena diena nebuvo lengva. Ir aišku, ir šiandien nebus lengva, nors ir trumpesnė. Aš biškį graudinuosi. Nes baigsis, jau viskas nebereikės. Kaip gaila. Ne dėl to. Gerai, kad baigsis, nes nebuvo lengva. Nu tai, nieks ir nesakė, kad bus lengva. Nieks neminėjo, kad bus taip sunku. Taip. Bet mes būsim tai padarę. Baigsim bet kur. Jo, ir atvarys mus pasiimti. Atvarys mus pasiimti giminaičiai, pernakvosime pas jų. Ir labai pasisekė iš tikrųjų. Ir tie giminaičiai gyvena labai geroj vietoj ir oro uostas šalia nuo jų. Ir rytoj ryte jau išskrendam. Į Rygą. Iš Rygos pasiims Kiti giminaičiai. Ir važiuosime į Lietuvą. Valgyti kugelio. Mama lauks su kugeliu. Bus pats skaniausias kugelis. Tikrai. Tai ką, judam? Lygiuojam. Dabar yra beveik 10 valanda ryto. Jau turime nuėję 15 km. Saulė jau yra labai stipriai kaitri. Labai stipriai degina. Mum yra oras arba per daug lyja, arba per daug saulės. Taip, niekada nebus gerai. Nors buvo viena diena, tai tikrai buvo geras oras, nebuvo karšta, nelijo. Buvo turbūt lengviausia eiti. Išėjom vėliausiai iš visų dienų, bet atėjom geru tempu. Taip kaip visada, nors 2 valandom vėliau išėjom. Tai turbūt dėl oro, nes oras buvo labai geras. Dabar yra be 21, turim 25 km nuėję. Tai vis artėjam prie savo finišo. Klebesteriuojam. Klebesteriuoji? Taip. Klebesteriuojam ir kažkaip nuklebesteriuosim. Jau šypsenos po biškį yra lūpų kampučiuose. Kažkaip dar neina patikėti, kad jau greitai baigsim. Tikrai sunku patikėti. Prie parduotuvės elgetauja. Žmonės pareina įmetus centelių. Žiauriai esam laimingi, bet nebaigę, bet žiauriai laimingi. Liko 3 kilometrai ir bus viskas. Jau man nedingsta šypsena iš veido. Dėlėkai žiauriai skanų ledą nusipirkom dar. Pažiūrėk, vietams. Filmuoju.
Nepaleistas. Na tai kiek liko? 190 metrų. 190 metrų. Esame dabar tokioj vietoje, labai gražioj. Nacionalinis parkas. Nacionaliniam parke taip sukrito mums, kad mes ateisime į parką turėdami 1000 kilometrų. Liko 120 metrų ir bus 1000. Oho. Oho. Šimtas 10 metrų. Ir kokios emocijos? Emocijos buvo šiek tiek anksčiau. Dabar esu susivaldžiusi savo emocijas. Liko 90 metrų. Nebus taip, kad ties 1000 aš apsiverksiu, nes jau išverkiau. Anksčiau laiko. Taip negalima. Tai dabar nebus parodyt ką. Jokių ašarų, nieko. Tik džiaugsmo. 50 metrų. Viskas? 30 metrų, ne viskas, ne viskas. Jama, dar pareit reikės to pačiu keliu. Liko 20 metrų. 20 metrų ir bus 1000. Prie šito krūmo bus 1000. 1000! Nu 1000, man emocijų tai nėra tokių. Kodėl tau nėra emocijų? 1000! Baigiam savo 24 dienų žygį! Pėsčiomis yra 1000 kilometrų! 1000! Sumušdau tai! Ką aš galiu padaryti, man nėra emocijų visiškai. Ką aš galiu padaryti? Nes netrodo, kad baigiam. Netrodo, kad eisim toliau dabar. Viskas. Pabaiga, finito. O dabar gausime pareiti to pačiu keliuku iki ten aikštelės. Įsivaizduojat, ką tai mums reiškia? Labai daug. Aišku, 1000 nuėjus kilometrų gal neatrodytų daug, bet yra. Laisvė, kojytėm, bet vis tiek reikės mautis dar. Puh. Nu ką, smagiai. Smagiai. Sunku patikėti yra iš tikrųjų. Sunku patikėti, atrodo, kad ne, atrodo, kad dar eisim, atrodo, kad rytoj va, išsimiegosim ir vėl eisim. Žodžiu, tokia monotonija gavosi. Tai... Nu. Šiaip jausmas toks, kad nėra jokių jausmų, iš tikrųjų čia buvo biški vaidybos. Jo, natūralus jausmas yra Man emocijos irgi anksčiau šiek tiek jaučiau, kad va, blemba, kaip faina, kaip gerai, jau viskas pabaiga. Prie parduotuvės labai jau buvau laiminga, paskui biški verkiau. Kaip pagalvoja, kad jau baigėsi. Nežinau, iš tikrųjų. Nu ką, dabar lauksime, kol atvažiuos mūsų pasimti aikštelę. Ten turėsim grįžti atgal, labai sunku bus. Nebausu. Bet grįšime ir viskas, keliausime į civilizaciją. Labai smagu. Gal kažką dar norit perduoti? Gal dar vėliau ką nors nusifilmuosim. Dar vėliau nusifilmuosim, pasakysim emocijas. Didelių emocijų nėra. Viduje kažkas krebždena, kad jamba faina. Bet kažko labai nėra. Greičiausiai dar patys nesuvokiam, kad jau viskas. Nors gal ir aš biškį suvokiu, nes man biškį jau ima graudulys.
žmonės ką tik įveikė 1000 kilometrų. Gal kai likdavau 200-300 kilometrų, gal tada tik pagalvodavau, kad blemba, kaip faina. Tokias emocijas užplūsdavo, kaip baigsim, kaip bus faina, kaip gera. O dabar tai nieko kažkaip. Tiesiog baigiam. Ir norisi kuo greičiau baigti. Šiaip norisi kuo greičiau namo. Namuose būsim maždaug po šiek tiek daugiau nei paros. Bet žiauriai laukiam, kad grįšim namo. Pasiilgom vaikų. Vienutėj noriu užpakalį mušti. Ir ką? Dabar keliausime namo. Aišku, ne pėsčiomis. Šiąnakt permiegusim pas giminaičių Ramentas. Rytoj skrisim su lėktuvu į Rygą. Iš Rygos atvažiuoja pasiimti ir į Lietuvą. Iki pasimatymo. Pagaliau priešaky namai, tu pačiu laiku pakliuvai čionai. Geležinė širdie, gal tu per ilgai tolimų žvaigždžių dulkės ragavai. Tu gyvenai kažkur už debesų, į tave tai labai